Vadovaujate sėkmingai bendrovei Meslita. Tikriausiai baigėte rimtus mokslus, kad jums taip sekasi. Tik aš dabar mokaus. Kur mokotės? Nu, ten kažkur aukšti pastatai, daugiau aukščiai miške kažkur, žodžiu. Ką studijuojat? Tai verslo vadyba. Nu, ką čia dabar daugiau studijuosi? Pasižiūrėjau tas programas, tai ką jie ten siūlo? Biotechnologija, nanotechnologija, chemijas, viskas. Ką, iš chemijos man net nestudijavus, vienintelį dalyką žinau. Kad ką, krakmolas, maltos kanopos ir lenkiški tie stebuklingi milteliai sudaro dešros formą ir skonį. Viskas, daugiau nieko nereikia. Aišku, geriau būtų studijuoti ten kokią politologiją, ten prestižas, centre, viską, bet tai ne visada rasi, kur Hamerį pasistatytam Vokiečių gatvėje. Ar esate patenkintas aukštojo mokslo būklė Lietuvoje? Šūdas ten nemokslas. Kaip geras daiktas gali būti nemokamas? Šitiek metų buvo nemokamas, nesąmonė kažko. Mano dešros ir už tas mokėti reikia. Tai jūs už mokslą mokate? Aišku, kad moku. Pervedu ten pinigus ir dar per sesiją tai dešų atnešu, padalinu dėstytojam. Tai jie man ten įskaitas, pasirašo viską, sutvarko tos dokumentus. O vienas kursiokas tai kompais prekiauja. Tai laptopų padalina ten dėstytojam. Tai jam iš vis per 3 mėnesius magistro diplomą suorganizavo. O apie ką bus jūsų diplominis darbas? Tai man jokio skirtumo. Yra ten internete varguolių, patys dėstytojai net už 1000 litų pasiruošę ir daktaro disertaciją parašyti. O aš tai tikrai nerašysiu. Aš laiko neturiu šitiem dalykam. Kokios paskaitos jums labiausiai patinka? Taigi aš nevaikštu į paskaitas, ko man ten reikia. Taigi aš milijonierius. Aš ir taip viską žinau, ko aš ten nemačiau. Man tik tai diplomo reikia. Va, užsisakiau auksinius rėmelius, tai va, pakabinsiu ceche, varguoliai dirbs, žiūrės, galvos, va, koks mūsų direktorius protingas, išsilavinęs, va, aukštus mokslus baigęs. Ir dar labiau dirbs, ir kad galėtų savo vaikams aukštą mokslą duoti. Taip.